Sveikučiai. Paskutinės jau šiemet. Žodžiu, 1,3 tonos. Va tai va, iš tų va medžių. Nu, dar tas kiekis yra va ten va. Po vieną skiepą buvo, va tai tenais dar va, 2 medeliai jaunesnės, prasme. Nu, ką aš noriu pasakyti dabar apie skiepus, šiek manęs klausėt. Nu tai va, ant to pačio medžio, tai maždaug dar po 2 savaičių ar po 3. Nu jo, tai čia va tokio dydžio, čia beje slyvos, čia ne obuoliai. Šitas pats medis, va ta šaka, kaip jisai pats atsirado, išėjo į šviesą. Šitas paverstas į kometą, buvęs belekas, o čia va tiesiog va, nupjautas irgi senas, čia mano skiepas yra. Vis skiepytas šiek tiek toks būdas, šiek tiek buvo įsmeigtas, tai va, čia va, dar. Nu, čia ne kažką šitas, ne kaip sakant, nu, jį nukonkuravo, negauna šviesos nieko, bet nesvarbu, viena šaka va. Dar jinai tenais nukeliauja, bus apie kokią 20 kg, tokių slyvų. Štai, vėlyvų, tai žodžiu, ant to pačio medžio galima skirtingų, ne tik skirtingų rūšių, nu tai žodžiu, bet kuo ilgiau, kad būtų tų slyvų. Tai pavyzdys, žodžiu, kai skiepėjimą, ką daryti įsigijus sklypą, ta prasme, ir jame radus senų vaismedžių, transformuoti visą kaip norit. Vien dabar nelabai parodysiu, 7-8 metai, tai va, tokia apimtis, čia skiepas buvo daug maž šito piršto storio šakučių įsmeigta. Taigi, aišku, labai svarbu pirminiai šaltiniai, ką jūs ten skiepinat. Žodžiu, kad nebūtų jokių ten kažkokių genetinių kvailų modifikacijų. Kaip ir čia kažkas klausė Antoškų, reiškia, labai nori, tai nežinau, antrą aukštą ten padariau Antoškos. Tiesą sakant, į viršūnę vieną įskiepinom, nu kaip ir ten aišku, reiks lipti ant kopėčių. Šia anksčiau bus va. Sultims beje čia nais, na paskui padarysiu vėliau įrašą po gero mėnesio ar pusantro rugsėjo vidury daug maž būna čia, nu, žodžiu. Jau skinant tišką sultės, tai taigi veislė beje kažkur užrašuose turiu, nepaminėsiu pavadinimo, bet iš vieno kaimo lankantis, tiesiog pas močiutę, jinai paminėjo, kad tas medis apie 100 jau. Tai štai ko mes užsiimam, išsaugoti senąją genetiką, kuri pati pristaiko prie klimato, nesvarbu, jei čia niekas šalnas dakas. Taigi, apie skiepus. Paskui apie vietės bus vėliau šiek tiek, irgi čia vėlyvos. Žodžiu, geros dienos visiems.